išgėriau alų. Čia uždėsim pip. Draugai, įžengėme tuoj suskaičiuosi 1, 2, 3, 4, 5, 7 lygį. Ne, 7, 6 apaštalus jau aplaistėme ir 7 laistysime padedami su Norfos natūraliai šviesai brandintas alas, 5 apsukų ir mums padės mūsų naujasis laidos dalyvis Kibiras. Tikrasis Kibiras yra Anglijoje, jis užsiema ten pornografinė veikla. Jo kontaktus galite rasti raudonasisvamzdis.com arba kitose panašiose svetainėse, o mes jo pakaitalą radom ir pabandysime daryti alų. Tai šią nuostabią kūčių vakarienę pratęskime su norpiniu alumi. Ir jie darysim iš kokio 3 kartą, nes dabar ir rankinėlės įmautėje bandysime daryti alų. Taigi pradedame, bus daug putų, todėl akmuo ir nežinau, patraukite koją. Ačiū ir pradedam. 3, 2, 1, tuoj nuplyš rankinėlę kaip koks pienas. Važiuojam. Taip, ji nuplyšo. Antras bandymas su antraja rankinėlė, nes su viena rankinėlė kibiro nepaneši. O jeigu jis būtų prisprogęs iš vis baisu būtų. Baisu, kuo toliau į mišką, tuo storesni kibirai. Kibus. Nuplėšime vieną ranką, bandysime nuplėšti ir antrąją. Taigi pradedam. Kibirė, laikykis, kūčios, žvėriukai pradės šnekėti, gal net kibirai. Ir pradedam. 1, 2, 3. Štai mes turime alaus į jūsų sveikatą. Tva, draugai, išgėriam alų. Palauk, nevat! Dėkinga, ne? Man irgi. Gal norit studentiško, kalėdiško kūčių stalo maisto? Ne, gerai. Taigi, tada pražvelgsime mūsų žaliakalnio, šviesaus alaus žaliakalnio kabutėse. Jis, brūkšnelis, gyvas. Taigi, šis metodas bus vienas sudėtingiausių mūsų naudotų šiame pirmajame mūsų sezone. Svarbiausia yra priversti, čia filmuojam, nes gali sprogti. Taigi, svarbiausia yra priveržti, taip priveržiam, tikriausiai nuslys, bet nieko baisaus. Taigi, gyvą alaus pabandysime pradaryti su klinaspūdžiu. Arba... Kiaušaspaudžiu. Arba subintraukių plėvelė. Kaip kad buvo pasakyta kažkurioje Lenkijos gatvėje. Taigi, ir pradedam bandyti atdarnyti alų. 3, 2, 1. O, nepavyko, gražiai tiesiog nusėmė. Ir tiek jau to. Darysime senuoju geruoju metodu. 3, 2, 1 ir štai mes turime alaus. Į jūsų sveikatą akmuo nepyko. Taigi, draugai, šildėme alų ir sugalvojame, jog reikėtų jį išgerti, pašildytą alų arba ne, arba laikėme šaltį jūsyse. Tai va, pabandysime, nežinau, tylėti. Uždėk cenzūrą, kad atrodyt kaip b***eti. Ir mes atsukinėdami nieką su 10 rakteliu, 6 kampių, atdarysime alų ir
Nežinau. Tai... Juokinga, ne? Tobulumas slypi paprastume, nebesk mane ranką. Taigi pradarysime alų kokiu 4 bandymu, nes labai juokinga buvo prieš tai. Valgo musės ir musės bando išskristi, arba čia katukai. Ne, čia akmuo. Kotas nieko nedaro, jis tik šneka. Ar spjaudas? Ar spjaudas? Štai kur klausime. Taigi, 1, 2, 3, pradarinėjame alų. 3, 14, 12, 1. Ir štai mes nepradarėme alaus kitų galų. Čia dvigubas veiksmas, kurį pagreitinsim, uždėsim makiažą. Tai va, Žydroji Austrė, Juozapai varyk. Juozapas buvo nekalta mergaitė, todėl nepavyko. Taigi ir kartu... Ne, nu... Atsiprašau, atleiskit. Ir štai mes pabandysime daryti alų ir 3, 2, 1, važiuojam! Darysime su stalu. 3, 2, 1 į jūsų sveikatą. Draugai, išgėrėme butelį. Kiek galima? Kotas spjaudykis. Kūčios, kaip jūs galit keiktis, aš nesuprantu. Nesikeikim, mes beveik keikėmės, nedaug trūks. Ne, to nereikėjo daryti. Išeik. Juokauju! Tai va, paskirstėme tolygiai visą šlapųjį dreifųjį turinį. Ir mes laukėme širdam. Rinkuškio alaus metas atėjo nušveisti mūsų dažų skardinį ir ją daryti alų. Taigi pradėkime. 1, 2, 3, šlapės akmuo, nežinau, nieko nesakys. Štai mes turime alaus. Ačiū. Išgėrėme alaus butelį. Dabar jį pradarinėsime su dratiniu šepečiu. Aš tikiu, kad mums pavyks. Taigi ir pabandykime pradaryti alų. 1. Atsiraugiai. Gerai, pradarinėsime alų. 1, 2, akmenėti lieka. Taip. Akmuo. Tiesa, kote, tiesa. Anglies kota. Anglies kota. Nu, taigi pradedam. 1, 2, 3. Nenorėjau gauti smūgio į veidą, akmenyje. Į jūsų sveikatą, mėly žiūrovai. Alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, pabaigos pradžia. Gerai, kad ne Opelio omega nesimpūna net žurnale. Taigi mes turime peilį su atdarytuvu, bet tai būtų per paprasta. Todėl atdarinėsiu alų su buvusia pompa. O, nežinau, pūskis. Taigi, jin sulinks, nes jau yra sulinkusi. Na. Irgi, taigi, pradėsime atdarinėti alų su... nepers, kotė nepers. Taigi, įremkime ir sulankstykime šį nuostabų kotą. Jis stovi, alų jis stovi. Bandysime daryti bet
kurio bandymu svarbiausia daryti alų. Bandžiau tyliai, bet gavos kaip visada. Taigi, ir pradėkime. Pirmojų bandymų nepavyks, bet tikiu, kad antrojų pavyks. Taigi, 1, 2, 3. O, mums pavyko! Taigi, jūsų sveikatą ir su šventom kūčiom. Ježaus alfa ir omega nefilmuosime, nes mus gali užpulti kobra ir tiesą sakant, iš tikrųjų susidarius tokiai geopolitiniai veiksnių sutarčiai, mes jūs sveikiname su šventomis kūčiomis ir gero ir ramaus jums vakaro.